sužinojom, kad registruoja, kad galim važiuoti į Kanadą. Ir jau tada labai buvo išblėsę mūsų mintys, kad mes tik 3 dienas būsim ir už 3 dienų grįšim. Jau tas buvo, jau mes pradėjom susigyventi su mintim, kad gali mums tekt ilgiau gyventi. Ir tai, kai atsirado, kad galim važiuoti į Kanadą, tai registravomės važiuoti ir buvo tada komisijos, tas komisijas, aš taip spėju, kad sudarė kanadiečiai ir vokiečiai, ir buvo tyriama sveikata. Nežinau, gal jauni nieko nebijojom, niekas per daug nerūpėjo. Kiekas, kam galėjom, tai taip stengiamės padėti. Buvom klausinėjami, kiek mes kokius darbus mokam ir viską, tai visi buvom labai, viską mokėjom. Ko tik tai reikėjo, tuo mes galėjom būti. O rezultate mes tik tai iš gimnazijos ar iš universiteto išvažiavę, mes nieko nemokėjom.